Gegužės 20 dieną naktinėme klube Embassy vyko Vytauto Didžiojo universiteto radijo šventė pavadinimu Pasitik vasarą su VDU radiju. Jei neteko ten apsilankyti, kviečiame tai padaryti dabar. Gegužės 20 dieną Kauno naktinėme klube Embassy vyko VDU radijo renginys pavadinimu Pasitik vasarą su VDU radiju. VDU radijas gyvuoja dar visai neilgą laiką, tačiau jau spėjo suburti savo klausytojų ratą. Radijo laidos VDU radijoje yra įvairiausio pobūdžio, pradedant nuo linksmų pokalbių, baigiant rimta informacija. Tad kiekvienas klausytojas gali išsirinkti tai, kas jam atrodo įdomiausia ir naudingiausia. Apie VDU radijo įkūrimo idėją ir tikslus plačiau papasakos jo įkūrėjai. Buvo prasidėjęs vienas iš projektų, senesnis projektas, kuris jau kaip ir baigėsi laimingai, o tiesiog buvo tiesiog idėja, kad ateiti į VDU jie labai norėjo savo radijo ir viskas, ir pradėjom trise mes čia beprotiškai dirbti. Čia buvo taigi visai kitaip, mes atsikėlėm kaip iš to Vytauto sapno ir ten išgirdom radijos gausus. Kokia jūsų radijo vizija, kuo jinai skiriasi nuo kitų? Tapti FM. Svarbiausia mums yra FM-as. Tai yra, kad turėtume bangas, važiuotų žmonės mašinai mūsų klausytis. Bet pamiršai mergas? Mes norim to tokio pižoniško gyvenimo ir kartu, kaip jisai dar vadinasi, avangardinio gyvenimo. Nežinau, aš norėčiau daug ko. Kiek laiko dirbame? Taip. Pradėjome gruodžio kažkur po švenčių, gruodžio 26. Darėm atrankas, buvo paskelbti žmonės, kurie norėtų dirbti redakcijoje, rašyti straipsnius, taip pat laidų vedėjai. Ir viskas, ir atrinkom žmonės, kurie mums labiausiai tiko, atrodė tinkami dirbti radijo ir viskas. VDU radijo komandos organizuotas renginys pavyko idealiai. Viskas vyko pagal planą, o ir visi susirinkusieji buvo patenkinti bei linksmai nusiteikę. Renginio pradžioje VDU komanda pristatė užduotis, kurių metu drąsiausiai galėjo varžytis linksmose rungtyse bei laimėti išties vertingus prizus. Parengtų užduočių buvo ne dvi ir ne viena, jas pristatė skirtingi VDU radijo komandos nariai. Kiekviena užduotis buvo vis kitokia ir kiekvieną užduotį pristatė vis kiti rėmėjai, todėl be abejonės ir prizai laimėtojų laukia itin vertingi. Visų džiaugsmui VDU radiją ir visus studentus pasveikinti atvyko dainininkas Mantas su šokėjais. Pilna salė žmonių traukė visiems gerai žinomas Manto dainas kartu su atlikėju. Energija trykštantis atlikėjas Mantas kaip visuomet nustebino savo išskirtinę programą šokių judesiais, kurie muzikos garsais judėti privertė visus susirinkusius. Visiškai be formato žmonės kuria laidas pagal save. Tai nėra, kad jums duoda kažką ir jūs turite tiesiog perskaityti. Žmogus kuria ir savo visą siužetą, ir visą savo scenarijų. Todėl yra, tiesiog laidos tai yra tikrai, būtent be formato, kaip vadinasi. Būsim labai gražus, šaunus ir geri. Augsim, suaugsim ir iš zuikio tapsime vilku, paskui meška, paskui visų miškų, dinozaurų ir briedžiais ant galo. Turi būti crazy, atsipalaidavę ir neturintis jokių suvaržymų savo smegenyse, kad galėtų klausyti tokių skirtingų labai visokių laidų. Taigi taip praėjo renginys Pasitik vasarą su VDU radiju. Tikimės, kad ir kitais mokslo metais pailsėjęs po atostogų radijas kvies visus savo gerbėjus ir klausytojus į nuotaikingus ir tikrai dėmesio vertus renginius.